visam šitam reikalui reikia dviejų dalykų tokių. Čia yra, vienas yra varis, kitas yra cinkuota skarda, cinkas. Turi būti tie skirtingi, kad įvyktų reakcija tarp rūgšties ir tarp tų dviejų metalų. Ir jeigu mes matuojam, tai šviežias citrinas turėtų rodyti beveik 1 voltą. Organika turi, tarkim, potencijos generuoti elektros energiją. Viskas, kas vyksta smegenyse, yra elektrinių impulsų pavidalu išsivystantis procesai. Tarkim, tai, kad mes mąstam, tai yra kažkokių tai elektroninių impulsų susidūrimo pasekmė, ar ne? Dabar, jeigu mes persikeliam į tą technologinį sritį, tai kas vyksta kompiuteryje, tai irgi yra signalas, elektroninis signalas verčiamas į 0 ir 1. Irgi atsiranda kažkokia tai tų signalų sąveika, kurio pasekmėj mašina pradeda skaičiuoti. Tai tęsiant toliau, artificial intelligence, dirbtinį intelektą, diskursą, tai galim mąstyti taip, ar galima būti sujungti organiką su neorganika. Tarkim, tai šiuo metu, aš manau, visas mokslas pajungtas būtent į tą kryptį. Nėra mokslas šiuo metu arba nėra tas dirbtinis intelektas kompiuterio lygmenį. Šiuo metu, tarkim, dirbtinis intelektas labiau yra vystosi į organikos ir neorganikos, tarkim, sintezę. Bet mintis yra ta, kad užtenka vieno organizmo, kad net, ta prasme, net nereikia įsibesti tau niekur, kad įvyktų ta reakcija ir kad sugeneruoti daugiau tos elektros energijos. Užtenka prisiliesti, kad įžiebtum vis tik tai tą šviesos diodą. Aš pasidariau namie ir tai iš tikrųjų veikia. Jo, bet tai, manau, kad labai yra įdomus momentai ir šiuo atveju aš kalbu ne apie tai, kad čia, bajeris, žinai, galima pasidaryti, įsižiebti lemputę. Aš kalbu apie tai, kad mes iš tikrųjų turim potencialą tapti robotais arba žmonėmis mašinomis arba mašinomis žmonėmis. Nuo čia sekant toliau, tai tas natūralus kompiuterio integravimas organizme neišvengiamas, tarkim, ateities momentas tokiu būdu. Jeigu tu gali konvertuoti elektrinius impulsus iš natūralių organizmų, gyvų organizmų į skaitmeninį momentą ir atgal, tai tarkim, nesudėtinga įsivaizduoti, kad tie signalai, kurie konvertuoti, galim jų net ir nekonvertuoti, galima tiesiai pajungti, tarkim, prie nervų sistemos ir tau dirgins tam tikrą smegenų dalį, ne? Sakyčiau, kad čia yra visiškai kitas diskursas, bet jis yra to diskurso dalis. Tarkim, kad mes būsim kontroliuojami, tai neišvengsi. Ir dabar mes esam kontroliuojami, tik tai gal būsim kontroliuojami daug paprasčiau. Tarkim, jeigu tu turi savo telefoną, tai jis visą laiką pasiekiamas. Tarkim, galima pasižiūrėti duomenų bazėje, kurioje tu vietoje esi šiuo metu. Esi savo studijoje, rytoj gal važiuosi į Gdanską į savo parodos atidarymą.
Tai šiuo metu jau technologijos tavo, tarkim, fizinę vietą, teritoriją gali žymėti realiame laike. Bet iš kitos pusės tai, tas sekimo momentas gal ne visada yra blogas momentas, nes tarkim, tu gali žiūrėti, kur tavo vaikai, ar ne? Tu užkabinai keletą tokių visiškai skirtingų dalykų ir galima plėstis į skirtingas pusės, atsakant į tą klausimą. Vienas dalykas, kurį užkabinai, yra menas, ar ne? Ar tas menas išlieka kaip menas toks, ar jis reikalingas, jeigu tu negali jo parduoti, tada jau tu užkabini instituciją ir eini visiškai kitų kelių. Tai gal tada, tarkim, pasižiūrėkim, kas yra menas iš pradžio, ar ne? Ar menas yra produktas, kuris yra gaminamas tam, kad išgyventum? Ar menas yra vizualus idėjų, tarkim, generavimas? Tai priklausomai nuo to, kaip tu visą tą procesą žiūrėsi, tai tau atsakymas, ko gero, ir bus aiškus. Ta prasme, aš nežiūriu į meną taip, kad aš galėčiau parduoti ir nusipirkti savo duonos. Aš žiūriu į meną taip, kaip į galimybę reikšti savo poziciją, visuomeninę poziciją pirmiausia, arba generuoti idėjas ir siūlyti tas idėjas diskusijai ir žiūrėti, kas iš to vystosi. O jeigu žiūrėsim tada menininkas kaip kažkoks tai sraigtelis bendruomeniai, kuris turi savo darbą, meną daryti ir iš to turėtų pragyventi, tai be abejo toks menas, kuris yra, tarkim, dar ne rinkoje, tai be abejo jis bus pririštas prie institucijos. Bet vėlgi galim klausti, ar tai yra blogai. Ta prasme, jeigu tu esi nepririštas prie institucijos, bet pririštas prie mecenatų, kurį jį perka, ar tu, tarkim, nenusikalsti savo generuodamas tokią estetiką, kuri yra parduodama. Ta prasme, mūsų užduotis galiausiai yra bet kokiu atveju ieškoti diskusijų, diskursų, vartyti jas bendruomeniai, socialiniai terpėje, ne?